Autoaibė – automobilių dalys ir reikmenys. Stabilų stabdymą garantuoja Alait Nippon, pasaulinio lygio stabdžių diskų ir kaladėlių gamintojas. Rinkis pagal automobilį autoaibė.lt. Sveiki, atvykę nuo gražus epizodo. Šiandien randamės vėl miške. Gražus oras, šviesa, saulė. O šiandien papasakosiu apie dar vieną automobilį, kuris turėtų palengvinti mums kelią į vadinamą Pro lygą. Kaip ir minėjau, reikia ne tik pasiruošti bolidus, biudžetą, rėmėjus ir dar kitus dalykus. Reikia ir pasiruošti automobilius, kurie nutems pačius bolidus į trasas. O trasos Lietuvoje 4 etapai ir 2 etapai užsienyje – Latvija ir Estija. Kitaip tariant, mums reikia patikimų automobilių, kurie patemptų gal net dvigubą priekabą. Tai šiandieną jums pristatau dar vienas automobilis į mūsų šeimą, tai yra Ford Transitas. Manau, jau kaip supratote, antro automobilio man nereikia, tai čia yra mano brolio Alekso automobilis ir kaip jis sakė, tai yra pigiausias Transitas tą dieną rinkoje. Tikriausiai po tokio išsireiškimo reiktų ir paaiškinti jį, tai trumpai tariant, automobilis turi tam tikrų defektų, bet ir turi tam tikrų pliusų, apie kuriuos dabar pakalbėsim, kurie mums padeda į Pro lygą nuvažiuoti ir kuriuos reikia sutaisyti, kad jis davažiuotų iki Pro lygos. Bet čia viskas normalu, nes jis yra pigiausias tą dieną rinkoje. 4 mėnesiai praleisti ieškant automobilio, Facebook Marketplace'as, autogidai, visur ieškojom, paprašė pažiūrėti ataskaitą pažiūrėjom ir kaip tik tą pačią dieną nuvažiavo, apsižiūrėjo ir nusipirko. Tai kaip galite suprasti, ne vienas šitas automobilis buvo peržiūrėtas per tos 4 mėnesius, keistų ataskaitų radom, nes važinėti iš Kauno į Vilnių irgi kainuoja laiką, todėl taupant laiką visą laiką naudojamės Car Vertical. Trumpai ką radom. Ir kas antras automobilis, kurį tikrinom, turėjo atsuktą ridą, tai čia nieko naujo, žanro klasika. Tarp 2016 ir 2017 metų spidometras tiesiog pametė 200 000 ridos. Kam nepasitaiko? Ir visada girdi tą pačią standartinę istoriją, kad automobilis nemuštas, avarijose nedalyvavęs. Gal tik truputį. Nešvaistykit savo laiko veltui, koduką žinot, krepždesys, taupykit savo pinigus. O dabar trumpai, kodėl būtent šitas Transitas ir kaip turėt pastebėti, viršuje yra ta dalis, dėl kurios jis būtent ir buvo perkamas. Tai mano ūgis yra dargi 1,90 m ir kad jūs suprastumėt, aš va čia pilnu ūgiu bandau pasiekti. Automobilis yra žiauriai aukštas ir automatiškai yra žiauriai talpus. Kad jūs suprastumėt, kėdės kažkur pasibaigia va šitojo vietoje. Jo, va šitojo vietoje nejuokaujant. Praeitame epizode aš minėjau, kad kėdžių užtenka semi Pro lygai, tai va čia yra Pro lygos automobilis, kur aš pilnai įlipęs, galiu būti pilnai atsistojęs ir vis dar nesiekiu lubų. Kėdėje, ta prasme, be šansų, kėdėje turėčiau būti kažkur va tai susilenkęs. Ką jau kalbėt, kad galime daugiau iš esmės susidėti ratlankių, čia jau apie palapinę net nekalbu, ir dar lieka 5 sėdimos vietos, 6, vairuotas 7 gaunasi, bet principė pagal planą turėtų išsiimti porą sėdinių, nežinau, ką Aleksas sugalvos, jo automobilis, tai čia jau jo fantazijai, bet tikslas, kad kuo daugiau čia daiktų susidėtų ir kad gal net išeitų su dviguba priekaba išvažiuoti į užsienį su vienu automobiliu, kas būtų šis tobula realiai, nes tada tiesiog išsinuomoji priekabą, pakabini, 2 bolidai ir tada gal net ir aplankytumėm ir Lenkijoje vykstančius renginius, ir parodytumėm, ką lietuviai sugeba. Automobilis talpumą turi, gal poroje vietoje jau prasidėjo cinamonas, bet čia visiškai normalu, automobilis nėra naujas, bet bendrai automobilio kėbulas pakankamai neblogas, nesurūdijęs. Vienas iš esminių dalykų, kad čia nėra lingės, automobilis be lingių, tai reiškia, kad ilgose kelionėse tavęs nesiubos, kaip pavyzdžiui skedžio, ir tu galėsi komfortą važiuoti, kas yra, tiesiog to, ko reikia. Jau kelis kartus teko su šito automobiliu važiuoti, tai galiu pasakyti, šitie sostai, nors kaip keistai ir juokingai jie atrodytų, jie yra žiauriai patogus, čia va tie sostai, kur atsisėdi ir praktiškai prasideda ištirpimas juose. Ta prasme, net ir virš vairuotojo yra vietos susidėti dar daugiau daiktų. Ai, čia plačia mano. Kaip tik šito dalyko ieškau. Ok, prikūrimo laidai yra, tranzitų jie gal labiau reikalingi. Vėl priminsiu, pigiausias Transitas tą dieną rinkoje. Žiūrėk, Aleksai, palikai atsuktuvą. Kadangi čia mes turim pigiausią Tranzitą tą dieną rinkoje, tai mes jau nekreipiam dėmesio, kad trūksta kažkokių plasmasyčių. Mes turim pasidėvėjusių saloną, bet esminė dalis, kad jis turi visai nemažai komplektacijos. Ten elektriniai langai, čia jau net ne apie tai. Autopilotas, conditionas. Čia gal vienintelis minusas, kad turim 5 bėgius. Net ir priekyje yra pakankamai daug vietos, pakankamai daug vietų, kur viską pasidėt. Principe, automobilis atrodo pilnai pritaikytas ilgom kelionėm ir pilnai pritaikytas visą šmutkės patent. Ir kaip ir kėdžių temoje minėjau, kad jeigu automobilio negaila, tai yra daug patogiau, kad jis būtų tavo taurigas, nes faktas, kad čia sėsi purvinom rankom, liesi dalykus, mėtėsi ten reduktorius, padangas, dabar kaip tik ir važiuosim prie padangų. Ateinančiai treniruotėjai, tai ta prasme, it's inevitable. Po truputį lygai gerės, čia yra startas ir nuo kažko visą laiką reikia pradėti. Ir man labai smagu, kad atsirado toks automobilis, nes tai parodo, kad nors
mokomasi po truputį, progresas vyksta ir kaip ir minėjau, einam į Pro lygą, todėl po truputį ruošiamės. Dabar reikia prasivažiuoti pasižiūrėti. Taip, jeigu žiūrim į automobilio ridą, tai rida tikrai nėra maža, bet kame esmė, kad jis užsikuria. Vairuojant šitą automobilį jaučiuosi truputį kaip mikriukininkas, nes sėdisi pakankamai aukštai, bet važiuosi maloniai ir pagal kameros vaizdą turėtumėt matyti, kad praktiškai nedrebam, turint omenyje, kad tarkim 6 etapai. Pirkti automobilį, su kuriuo tik į etapus važiuosi, pakankamai didelė prabanga. Todėl šito automobilio pliusas, kad kažkada jo tikslas buvo vežioti žmonės, o dabar vežios ratlankius ir padangas, sudegintas ir naujas. Elementarus pavyzdys, ant kiek automobilis yra aukštas, tai atvažiavam dabar į plovyklą, pasiemi tarkim nusiplaut viršų ir net ir jeigu stengsies, vis tiek tu ne kažką ten viršui nuplausi. Tai bent jau gerai, kad su mano ūgiu kažkiek ten į viršų galiu pripuršti, bet bėdos prasideda, bet dabar jau nusiplovėm automobilį. Principė mes dabar judėsim prie padangų, o tos padangos mums reikalingos ateinančiai treniruotei. Kaip nekeista, ne žiemą, bet per visą šaltį patestuosim naujų semislikų, skirtingų mišinių. Įdomu, kas ką atitiks. Lyginsim su Westlake ir palyginę su Westlake duosim review. Reikės dar užsukti E20, kad dar rinkti, nes ten dar yra reikalų. Ir Aleksas savo garažę plušą, kad paleistų automobilį. Ir tada jau pakalbėsim apie kompresorius reikalus, nes kiekvieną video tikrai dėkosiu, nes vis dar konkursas yra live. Dabar jau apie 300 pakabukų yra išpirktų. Todėl jeigu jūs norite dalyvauti konkurse, skubėkite kerbžesys.com, nes liko tik 200 vienetų iš 500. Tai yra vienetiniai pakabukai. Todėl naudokitės progą laimėti drift taksą aphylę su šito automobiliu. Truputį, kaip ir minėjau, buvo užsidėlsimas dėl mano klaidos. Tai dėl to užsidėlsimo išsiuntimas dar tik tai prasidėjo. Pakankamai nemažas kiekis, tai procesas nėra toks greitas, kai One Man Army. Judam toliau. Kaip ir minėjau, prigrebėm semislikų, dar kitas padangas, apie kurias truputį vėliau, gal trasą ir papasakosim. O dabar mano vėl tikslas visas padangėlės persimontuot, nes vakar Aleksas garaže uždėjo priekinės važiuoklės modifikacijas ir aš labai noriu tai parodyti, nes prieki fitmentas atsirado, kurio norėjau. Žiauriai bus gerai. Kečio pasirašymas, techninė apžiūra nesibaigė, bet šiaip dėl savo saugumo noriu pasikeisti stabdžių diskus, nes kaip ir minėjau, laikysimės kategoriją B ir tada jau tampysimės patys automobilį. Su automobilių tampimais reikia nejuokauti, reikia turėti gerą rigą ir gerus stabdžius. Priekiniai diskai dar nekeisti nuo pirkimo ir matosi vietomis jau yra ir paskilinėjimų, kantelis yra ir esminė dalis dingo efektyvumas, tai spaudžiam pedalą irgi jaučiasi minkštumas, nepastovumas ir čia jau nekalbam apie stabdžių skystį, nes jis jau buvo pakeistas, tiesiog nusidėvėję diskai su kaladėmis ir dabar tai išspręsim. Nes mažiausiai ko nori, tai ilgoj kelioniai, kad tau perkaistų stabdžiai eilinį kartą, nes šitam automobilyje tai ne vieną kartą greitai buvo stabdyta ir tikriausiai va ten ir buvo klaida, kai greitai stabdai perkaistą stabdžiai, dar ko nors į balą pataikai ir... Sėdime jau kitame kėdėje, tai dėkui labai Era Customs, nes tokiais momentais ir reikia pagalbos. Kai pradėjome ardyti stabdžių suportus, pamatėm, kad tokie metaliukai, žodžiu, jie tiesiog surūdėjo kiaurai ir nulūžo. Tai pasiskolinau automobilį, dar kartą dėkui jiem labai ir vėl užsukom į autoaibę, nes vėlgi prie pat, ypač dabar vėl piko metas. Viskas, kas galėjo įvykti ne pagal planą, įvyksta ne pagal planą, bet kaip ir minėjau šiam kanale, jau pripratom, kad čia ir yra planas. O dabar vėl randamės Era Customs ir kaip matote, V8 turbo kedis. Era Customs užsiema ir kasdienį automobilių priežiūrą, važiuoklės, principė, kaip jie sakė, bet kas nesusijęs su varikliais. Užsukom papildomų detalių, kurios tiesiog nuo laiko nupuvo ir tai yra visiškai normalu. Tai nusipirkom stabdžių diskus, kaladėlės ir dabar einam pažiūrėsim, kodėl jas reikia pasikeisti. Pirma problema, su kuria jau susidūrėm ir dėl kurios važiavom atgal į autoaibę, tai būna seni stabdžių suportai ir čia įstringa tas metaliukas, kuris prilaiko kaladėlės, kad jos nebarškėtų, tiesiog nupuvo į vidų, bet dabar telieka lygiai tos pačius metaliukus naujus nupirktus sudėt, viskas atrodo taip lengva. Ir čia yra puikus pavyzdys, kodėl ne visą laiką gali visus darbus pasidaryti namie paprastai, nes pavyzdžiui, jeigu aš būčiau su įrankių komplektu dabar čia lindęs, pačioj pradžioj, jau būčiau užstrigęs, kad tos dalykus išimti reikia turėti gerus įrankius ir minimum su kuo pakaitinti, kad
judėtų reikalai. Gabaliukais eina, dar aišku kažkoks likutis jų yra, tačiau efektyvumas visiškai dingęs. Todėl keičiam stabdžius, nes kai šitas taurigas E20 temps į varžybas, aš noriu plius minus jausti saugiai, išsirinkom priekinius stabdžių diskus. Aišku, nieko naujo čia neparodysiu, stabdžių diskas kaip stabdžių diskas. Esmė, kad stabdžių diskų ir kaladėlių kaina nesikandžia. Na ir jeigu lyginsim naują kaladėlę su sena, lengvai tariant, mano kaladėlės jau buvo pasibaigusios, tai keliaujant į pro sezoną, tai turėtų mus tikrai išgelbėti ir padaryti kelionę daug saugesnę. Ir jeigu laiku keistųsi stabdžių diskai, tokių niuansų nebūtų, nes dabar labai daug darbo valandų išeina tiesiog ant tokio metaliuko. Kai šiaip stabdžių diskai pakankamai lengvai pasikeičia. Nežinau, ar matosi, bet čia turim trūkimą. Trūkimas yra būtent to, ko mums nereikia, kai tempiam labai mums brangius daiktus ir norim lyg gyvi. Gerai, šitas keliauja iš šiukšliadėžių. Ir čia yra puikus pavyzdys jums, kodėl nelaukit, kol jūsų stabdžių diskai lygiai taip pat kaip ir pas mane nupus, pasikeiskit juos laiku. Tikriausiai jums yra tekę pastebėti, kad jeigu bent kartą staigiai pastatai su automobiliu, pradingsta stabdžių efektyvumas. Lygiai taip pat, jeigu tempia transporto priemonę, ta pati situacija, kadangi didesnis svoris, naudojant stabdį, visi elementai labiau kaista ir automatiškai greičiau dyla. Kai temperatūros būna labai aukštos, prasideda visokie niuansai tarp medžiagų, kurie palieka jūsų pedalę tą keistą jausmą, lyg stabdžiai po truputį dinginėtų. Kaip šitą bėdą išsprendė Align Nippon, tai jie tiesiog kaladėlės testuoja labai aukštose temperatūrose iki 700 Celsijaus, kad kasdieniam automobilyje, kuriame niekada nepasieksite panašių temperatūrų, jausite saugiai ir stabdžiai nedings. Ką Andrius minėjo, tai kad yra kreipiančiosios, kurias būtina išsivalyti ir susitepti. Ir principė šita procedūra daroma bet kokiu atveju, ar keičiat kaladėlės, ar stabdžių diskus. Ir čia irgi lygiai tas pats rėmelis yra, kurį lygiai taip pat reikia prasišveist. Esmė būtent šitas vietas išsivalyti. Nu jau čia dėl tepimo tai atskira diskusija ir filosofija, bet susitepus šita vieta automatiškai turėtų tvarkingiau judėti. Ir kaladėlių darbas bus daug tolygesnis, nes niekas netrukdys jom judėti. O čia yra esminė dalis, nes viena nudilus kaladėlė jau yra problema. Susitepim. Tai po stabdžių kaladėlių keitimo reikia, faktas, kad patikrinti, kad pas jumis stabdžiai atsirado. Dėkui labai Aero Customs, aš netyčia pamoką gavau kaip eilinį kartą dirbti prie automobilio, nes retkačiais, tipo tam tikros detalės esminės, kaip ką pasuk, patept, kur neskubėt, kur galima paskubėt. Žodžiu, dėkui labai Aero Customs ir kaip ir minėjau, kreipkitės į juos, o būtent kreipkitės į Facebook paskyrą Aero Customs. Jeigu ir jūsų kasdieniam automobiliukui reikia kažko, išskyrus variklį. Sekančio.